Sveiki, šiandienos pamokos tema yra spalvų poveikis audiovizualinėme turinyje. Spalvos turi didžiulę įtaką tam, kaip žiūrovai suvokia ir jaučia audiovizualinį turinį. Jos gali kurti tam tikrą nuotaiką, atskleisti emocijas ir netgi paveikti žiūrovų psichologiją. Šiltos spalvos, tokios kaip raudona, oranžinė ir geltona, dažnai naudojamos norint sukurti jaukią, šiltą ir energingą atmosferą. Šaltos spalvos, tokios kaip mėlyna ir žalia, gali sukelti ramybės ir atsipalaidavimo jausmą. Pavyzdžiui, naudojant programinę įrangą kaip Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, kūrėjai gali reguliuoti spalvų tonus ir prisotinimą taip, kad pasiektų norimą efektą. Spalvos gali perteikti tam tikras emocijas. Raudona dažnai siejama su aistra, pykčiu ar pavojumi, o mėlyna su liūdesiu ar ramybe. DaVinci Resolve yra viena iš dažniausiai naudojamų programų spalvų korekcijai, leidžianti tiksliai valdyti spalvas ir emocijas, kurias jos perteikia. Tyrimai rodo, kad spalvos gali paveikti mūsų nuotaiką ir elgesį. Pavyzdžiui, žalia spalva gali skatinti kūrybiškumą, o raudona didinti dėmesio koncentraciją. Naudojant tokią programinę įrangą kaip After Effects, kurie gali subtiliai pridėti spalvų efektus, kurie turės gilų poveikį žmonių psichikai. Apibendrinant, spalvos audiovizualinėme turinėje nėra tik dekoratyvinis elementas. Jos yra galinga priemonė leidžianti giliau įsiskverbti į žiūrovų jausmus ir protą. Naudodami pažangią programinę įrangą, kurie gali valdyti spalvas taip, kad sukurtų įsimintiną ir paveikų turinį. Sėkmės kūryboje.